Tai alkoholikas Egidijus. Skamba galbūt ir žiauriai, bet taip esu alkoholikas. Esu centre priklausomybių lygų reabilitacijos. Pripažįstu ir tai pripažinau. Kaip tai atsitiko? Tai ne vienos dienos istorija, kada pradėjau, paauglystėj, jeigu galbūt ir vaikystėj, kai kaime nuvažiavus pusseserės mama išsivežė mus su pusseserį į miestą, į Kaišiadorys konkrečiai, ir ten šeštadienis ar sekmadienis buvo, vaikščiojom po miestelį ir ten prie giros cisternos buvo ir piva, alaus cisterna ir paragaut davė. Išgėriau šitą bokalą, po to dar mažiuką bokaliuką, dar vieną. Kaip vyras, kaip čia viskas tvarkoja. Aš labai didžiavausi savimi. Pats gyvenimas, tai aišku, nebuvo kiekvieną dieną vartojimas arba ten lipimas iš liūno, nes šeima buvo nevartojanti, iš normalios geros šeimos, mylinčios mane. Kas galbūt skatino, tai kad gal 4 klasėje susirinkę klasiokai mes kiekvienas iš savo namų, ką galėjom pasiekti, iš bufetos į mažiukus buteliukus atsinešėm paragauti. Ir kaip tai atrodo, ir kokie mes esam šaunūs. Galbūt vartojimas toks labiau apčiuopiamas prasidėjo paauglystėj, kai prasidėjo diskotekos, pasakojimas kitų vyresnių berniukų, kad čia galima ten išgerti alaus, galima išgerti vyno, galbūt parūkyti cigaretę ir, aišku, matymas šeimos balių, vadinkim tokį, nesusijimo, tiesiog balių, kur ten iki dainų būdavo. Ir iš to, aišku, yra visokių ir istorijų atmintyje išlikę. Susirinkom eiti į diskoteką, ten dar šokiai mokyklose, nevadinkim diskoteką, šokiai. Susiplanavom 5 berniukai, reiškia, eiti į tą šokius mokyklos. Susirinkom, aišku, anksčiau. Šiaip kilęs iš Alytaus, Alytuje be visų tų gerų gamyklų ir šampano gamykla, dabartinė Alyta. Tai vienas iš mūsų kolegų, draugų, tų berniukų turėjo pažįstamų toje šampano gamykloje. Tai ten porą skambučių ir mes nuėję sutartoje vietoje prie šampano gamyklos tvoros gavom kažkokią tai ten gėrimo, kurio skonis buvo kaip limonado tarhun, toks buvo. Pasijutom, aišku, drąsūs, žvalūs, laimingi, linksmi. Ir atėjus vakarui reikėjo būtent į tuos šokius, tai aišku, mūsų į vieną neįleido, į antrą mokyklą mūsų neįleido, 3 nebuvo mergų, į 4 jau turbūt ir buvo vėlu, nes jau buvo vėlu. Tai visi nusivylę, pakrūmėje tas likučius mes beragaudami, garsiai bešnekėdami, besidžiugudami, kokie mes faini, kaip čia mums labai gerai, kaip čia mes, tai mums taip besidraskant galbūt net. Tada milicija buvo, tai sustojo milicijos voronokas vadinamas. Tai net neprisimenu, kaip aš atsiradau prie namų laiptinės per sekundę. Tik supratau, kad aš jau prie namų laiptinės, nes prabėgo visas būsimas gyvenimas, jeigu mane dabar sugaus, o sugaus pusiau girtą. Tai reiškia, buvau prisiklausęs, kad tai bus pataisos vaikų kažkokia kolonija, kad mane uždarys, neišleis, tai visos mokyklos, tėvai, visos bėdos. Buvau labai įsigandęs, bet perskodžiau. Nieko nebuvo tuomet, bet tai buvo tokia viena iš galbūt pamokų buvusių, bet iš to, aišku, nesimokinau, aš nepasimokiau. Ir žengiant toliau į paauglystę, iš mokyklos jau įstojau į politechnikumą. Tai pati 1 rugsėjo 1 diena irgi buvo atšvęsta mūsų 3. Atšventėm taip, kad vieną parnešėm namo, o kiti vos parėjom. Tai irgi toks sąlytis su alkoholiu. Ir tada, tai jau toj paauglystėj vėlyvoj, tie vartojimo alkoholio, tai galbūt stipresni gėrimai, degtinė, kažkokie galbūt kokteiliai, degtinė su sultimis, šampanas, kai kuriais atvejais tie visokie brendžiai, konjakas, kaip jis tada vadinosi. Tai būdavo savaitgaliais, aišku, jau tada diskotekos, savaitgalis, diskoteka, gimtadieniai, kažkieno tai šiaip kažkokios tai sukaktuvės ar dar kažkas, tai būtinai būdavo vartojamas alkoholis. Iki nukritimų, apsivėmimų ir taip toliau. Vėliau, tai tas toks lipimas gilyn į tokį vartojimą, žiūriu aš dabar iš šios pozicijos, kurioje sėdžiu, kai sakau, kad aš alkoholikas. Tada tai aš apie tai negalvojau, visiškai negalvojau, bet tai jau buvo savotiškas lipimas į tą klampę masę alkoholizmo. Mes tiesiog vartodavom, mes tiesiog einam pagerti. Aišku, išgeriam, tada einam pas kažką į svečius, kas neina, kas eina, kas, kaip sakyt, dasimušam. Tai tas toks paauglystės ir buvo. Savaitgaliai vartojam
šventės, vartojam. Kad tai yra problema, supratau pakankamai galbūt vėlai, kai jau turėjau ir darbą, kai ir darbe dirbant, sunkiai dirbdavau, sunkiai ir atsipalaiduodavau. Tai kad reikėdavo visi savaitgaliai praktiškai būdavo vartojant, būdavo geriant. Čia galbūt ir atsipalaidavimas. Sunki diena, reikia atsipalaiduoti. Kada tai prasidėjo problema arba tokie pastebėjimai, kad aš per dažnai arba per daug, gal buvo kokie 25 galbūt. Dirbau Alytuje, turėjau savas įmonės, savo verslą, pardavinėjau įvairią kompiuterinę techniką, aptarnaudavau ir savaitgaliais man nebeužtekdavo atsipalaiduoti. Tokio kaip atsipalaidavimo, nusimetimo, ten tos įtampos. Tai keldavosi tada, reiškiasi, vakare, grįžtu ir, reiškiasi, aš turiu išgerti, kad atsipalaiduočiau, kad nuimčiau įtampą, kad užsimilčiau galbūt. Aš gerdavau ir jau po darbo. Aišku, ne pirmadienį, antradienį, bet kokios nors jau ketvirtadienį, trečiadienį jau įsijungdavo. Tada man būdavo tam tikri perspėjimai, kad kažkas yra per daug. Į tai nelabai kreipdavo dėmesio, iš tikrųjų, tiesiog negirdėdavau perspėjimų. Tai virsdavo, reiškiasi, tokį, sakydavau, kad čia nieko tokio, čia tik tai viena skardinė alaus arba viena taurė, vėliau taurė vyno. Kiti toliau perspėjimai tai buvo stipresni, tai galbūt, kuriuo aš irgi neišgirdau, tai būt manau, kad buvo išsiskyrus su pirma šeima, pradedant kurti naujus santykius, tai buvo 33-35 metai man buvo tada. Kai vartojimas vyno taurės buvo į dieną, taurė 2 dieną buvo kaip tapusi beveik norma. Ta norma man asmeniškai tapo buteliu vynų per dieną, vakare, kiekvieną dieną. Tuo metu aš dirbau vyno pardavėjų horekai, tai reiškia kavinėms restoranams. Ir sekė toliau tas gilėjimas, ten tos, pavadinkim, pelkė, alkoholizmo gilėjimas, tai kad tas vyno butelis vedė po truputėlį mane ir į tam tikrą depresiją, nes negelbėdavo manęs vakarais vyno buteliai, nes pradėjo nebetenkinti manęs darbas, nors buvo geras, pradėjau ieškoti kitų darbų, su kolegė amžinatilsį dabar kūrėm restoraną, kuris galiausiai baigėsi niekom, nesėkme, ten mano investicijom prarastom, tas irgi buvo nusivylimas, buvo ekonominė dar krizė. Ir tas vartojimas patapo toks kasdienis, kad aš nuraminu, jau tada reiškia sistemingai, kad aš raminu save. Tas alkoholio vartojimas vertėsi, kad aš kažkokiai tai įtampai, savęs nuraminimui, kad čia viskas gerai, kad čia aplinka kalta, bet aš, reiškia, save ramindavau alkoholiu vakarais. Nes darbas pradėjo keisti darbą. Tada keičiau profilį po nesėkmingo restorano verslo. Iš to kompiuterinės technikos, programinės įrangos vadybos, ką tikrai labai gerai žinojau, perėjau į virėjus. Mėgau gaminti, mokėjau tai daryti, domėjausi ir man viskas labai gerai gaudavosi. Ir tada mano prasidėjo karjera restoranuose. Aišku, su alkoholiu pačiuose restoranuose draugaudom tiek, kad didesnė dalim, kur dirbdavau restoranuose, buvo alkoholis pačiai pardavinėjimas, o virtuvėje tai mes vyną naudodom kaip padažams. O iš vartojimo pusės, tai virtuvė yra toks uždaras darbas, kur kolektyvą mato tik tiek, kas yra kolektyve. Ir ilgainiui aš vartoti pradėjau ir darbe, būtent dirbant virėjo. Nevardinsiu restoranų, kuriuose tai buvo, bet buvo vartojama darbo metu, netgi darbo vietoje. Nes kontrolės labai griežtos nebuvo, kai kuriuose netgi gal ir kažkiek tai toleruojama, nes vis tiek mūsų niekas nematydavo. Tai tas toks iš namų į darbą atsitiko būtent per virėjo metu, kai dirbau virėjo. Tai vėlgi aš galvodavau, kad tai yra normalu, nes tik truputį. Bet tas tik truputį man tapo šiek tiek, ne tai, kad šiek tiek, bet tapo nevaldoma, kad tas tik truputį man kainuodavo darbą. Tas tai tik truputį, kai stovi atsirėmęs į fritiūrinę ir nelabai supranti, ką kepi, tai tas truputį jau nebėra truputį. Tai ir prasidėjo tas vienas darbas, kitas darbas, trečias darbas. Tai būdavo perspėjimų, kad ir perspėjimų tokių netiesiogiai tai, kad
Kai aš būtent dar pardavinėjant vyną darydavau degustacijas kaip po tokias. Nuvažiuoju į įmonę prieš šventes, prieš kalėdas, prieš naujus metus, kai įmonė perka savo klientams kaip dovana vyną, butelis gero prancūzų, ten vyno kažkokio tai išlaikyto, darydavau degustacijas kaip po tokias, tai man kelis kartus yra sakė, palauk. Iš šalies pažįstami žmonės, draugai, kolegos, kad Egidijau, tu sako, tu nedegustuoji, tu sako, tu geri, tu sako geri. Ir aš nedegustuodavau, taip aš degustacijos metu aš gerdavau. Tada nepriėmiau kaip signalo, kad yra kažkas negerai, bet tai jau buvo negerai. Ir šeima mano brangiausia sakydavo per daug, per dažnai. Ir aišku, aš sakydavau, okei, taip, suprantu, bet dabar turiu išgerti dėl to, kad man labai sunki diena. Ir tos sunkios dienos prasidėjo į savaitę viena, antra diena. Tos sunkios dienos, man sunkios dienos būdavo kiekviena diena. Ir atėjo metas, kai aš pradėjau slėpti. Išgerti prieš grįžtant namo, slepiant skardinės. Vėlgi, tai būdavo ir perspėjimai, kai atrasdavo kalną skardinių, sakydavo, negerai, yra blogai, daryk ką nors. Tada prasidėjo pažadai, taip, viskas bus, taip, žinau, supratau, viskas, nebegeriu. Ir aš negerdavau 2 dienas, 3 savaitę, nes nematydavau. Gerdavau dieną, gerdavau darbe, gerdavau grįžtant iš darbo iki namų. Parsineždavau, pasislėpdavau, gerdavau vakare. Tai tas negerdavau, tai reiškia, kad nematydavau, bet aš gerdavau. Nesijaučiau gerai, bet savo sakydavau, man reikia apsvaigti, nes man reikėdavo jau tos apsvaigimo būsenos. Kad kolektyvas tai matė, aš galvoju, kad nieks nemato. Niekas nežino, bet, kaip sakau, darbas virtuvėje yra toks kaip kolektyvas, vienas kitą kaip ir palaikom, suprantam, dengiam, buvo tokių dalykų, kad buvo persimai, Egi, suvalgyk saldainį. Tai jau reiškia, jau negerai, okei, supratau. Tai tada, suvalgau saldainį. Ir buvo porą kartų, kai jau valdžia matau, kad man čia kviečia, didelė įmonė kviečia, sako, einam pasikalbėti. Aš suprantu, kame reikalas, suprantu dėl ko. Aš pakeliui ten pagriebiu kokį nors česnako gabaliuką, įsimetu ir manęs klausia, kaip tau suvartojimas. Sakau, baikit. Ne, sakau, aš ne. Sakau, taip, savaitgalį aš išgeriu, bet ne, sakau, aš negeriu. Aišku, aš meluoju, nes aš žinau, kad pas manęs spintelė yra alaus butelis. Ir meluodavau. Ir būtent tada ir meluodavau. Aišku, tas melas nesibaigė, mane prigavo, kaip ir 2., 3. ar 4. darbe. Viskas. Supratau, tikrai, žinau, negersiu. Išpil viskas šitą paskutinę. Ir savo žadėdamas aplinkai, sakydavau, taip, negersiu, bet savo aš niekada to nedarydavau. Savo aš nežadėdavau, nes aš žinau, kad aš norėsiu apsvaigti ir kad man netgi reikės apsvaigti. Ir aš tai žinau, kad aš tą pasieksiu, tą apsvaigimą. Ir galiausiai, aišku, tie darbų netekimai ir šeima. Ultimatumas. Prasidėjo jau nebe prašymai, nebe maldavimai, nebe prašymai, o tam tikri ultimatumai, kad jau viskas užtenka, gana nusibodai. Aš ir sakau, taip, tikrai aš tikiu, kad nusibodau, nes aš pats savo nusibodau, tikrai ryšiu. Viskas, baigiam. Sąlyga, koduokis. Aš sakau, okei, aš koduosiuos. Sutikau ir sakau, tikrai, tada pradėjau suprasti, kad man yra blogai, kad man reikia kažkokios tai pagalbos. Sutikau, viduje aišku nenori, bet tada pradėjau savyje kažkiek pripažinti, kad aš turiu problemą. Jau kodavausi, sakykime taip, tai aš kodą nulaužiau po 2 valandų. Tai nesuveikė. Tai ir galiausiai aš vėlgi slėpiau ir vaidinau, kad aš nebegeriu, kad aš tapau šventoju. Taip, geriu, bet geriau mažiau. Tai, kad nesimatytų, nes aš pavartojęs, reiškia, įsijungdavo tam tikrą mano elgseną, iš kurios matydavosi, kad aš esu išgeręs. Tas elgsenos neįsijungė tol, kol vėl nebuvo užkluptas ir tada teko man iš Vilniaus jau važiuoti pačiam gyventi į kaimą. Nevaržomas, bet nepuoliau iš karto tenais diena iš dienos gerti, bet tai atsitiko
iš lėto, bet iš lėto vartodavau. Vartodavau su kaimynu, vartodavau vienas, dažniau vienas, nuvažiuoju į parduotuvę, nusipirku, grįžtu, vartoju. Nevartodavau, laukiant šeimynos atvažiuojant. Turėdavau pasislėpęs. Bet kuriuo atveju tai nebūdavo nulinis vartojimas, tai būdavo vartojimas pasislėpus. Ir vėlgi, melavimas, kad aš negeriu, kad aš šiandien negeriu, kad aš šiandien blaivus. Aišku, būdavo akimirkų, kai vėlgi per tos visus vartojimus ir teises buvau praradęs, važiuodamas ten, pripučiau. Tai 2 metam atėmė teisės, aš jas galiausiai po 3 metų gal 4 perlaikiau iš antro karto, bet sėkmingai, viskas tvarkoj. Ir važiuodavau su mašina, tas būdavo, kad ir susitarimai, tada netgi šeimoje buvo tas važiuoja į svečius su sąlyga, jeigu aš nevartosiu. Tai va tas išvažiuojam į svečius, ten 2-3 dienos aš nevartodavau, vairuodavau, viskas su manimi būdavo gerai, bet jau mintyse aš save programuodavau, kad kai grįšiu, jeigu šiandien išvažiuosiu penktadienį, aš į sodybą, į kaimą grįšiu trečiadienį, aš žinau, kad aš grįžęs trečiadienį, po pietų aš jau išgersiu. Formatas ir buvo tas, kad aš gerdavau, prisilaikydavau, kai atvažiuodavo šeima. Ir jau prieš praeitų metų gruodį pradėjau, sakykime, juodai. Tai, kad aš gerdavau, būdavo norma, dienos būdavo norma 4 litrai alaus ir pusė litris stipraus gėrimo. Tai buvo tiesiog dienos norma. Buvo dienos norma ir diena iš dienos tokia. Dienos norma tai reiškia, kad ryte, jeigu nėra, tai išvažiuoju nusipirku. Ir paskutinis tie mėnesius 2, tokio vadinkim, ne tai, kad juoda, bet tokio neapibrėžto ar nebekontroliuojamo gėrimo, tai, kad aš atsikeliu. Ir kad jausčiausi gerai, ne tai, kad man jau nuotaika pakelti, ar man kažkas išgert man reikėdavo, kad aš patekčiau į tą normalią būseną, kad įeičiau į gyvenimo ritmą, kad manęs apie pykinimą net nebūdavo kalbos. Manęs jau daug mėnesių, daug metų po išgėrimo man nebūdavo bloga, neskaudėdavo galvos, net nepykydavo. Man reikėdavo išgerti, kad aš jausčiausi, kad aš galėčiau galvoti, kad aš galėčiau mąstyti, kažkokius, būtent jaustis gerai, nes aš niekaip nesijausdavau iš ryto atsikėlęs. Dėl to aš pasilikdavau visą laiką rytui, kad aš galėčiau šiek tiek išgerti, kad atsistatytų mano pati vidinė būsena. Ir taip ištikdavo, kad ne visada žinodavau, kada rytas, kada vakaras. Atsikeliu, tamsu, pasižiūriu laikrodį, 8 ruduo, 8 ryto ar 8 vakaro, aš ne visada žinodavau. Būdavo tokios dienos, kai nelabai aišku, ar rytas ar vakaras. Arba 3 diena, neaišku, jeigu tamsu, ko pirukit irgi. Tai ir buvo ta situacija, tas taškas padėtas, kai atvažiavo šeima ir išvažiavo šį miestelį, netoli esantį padirbėti. Aišku, padirbėjus, aš tiesiog taikiau į parduotuvę. Ten įkaliau, išgeriau, pakeliui pavežė kaimynė. Aš išlipau, užsukau pas kaimyną, aišku, pasidalinau parduotuvės turiniu, išgeriam puslitrį, kiek parsinešiau, aš nebeprisimenu, ir aš tiesiog atsijungiau, žinau, kad šeima, kad mane turėjo parsivežti, mes kažkaip prasilenkėm, aš tiesiog galvoju, aš jo sulauksiu. Bet kaip aš grįžau iš kaimyno, kaip aš jos laukiau tos šeimynos, kaip aš smigau, aš to visiškai neprisimenu. Ir tiesiog atsibūdęs, vėlgi nesusivokiau, koks metas, kas čia yra, žiūrėjau, tamsu, kaip ir prietema, tamsu, troba tuščia, kieme mašinos nėra, skambinu visais numeriais, nieks neatsako, neatsiliepia. Ir supratau, kad čia yra blogai. Ir tada, sekančią gal dieną, nuėjau pas kaimyną, sakau, kaip čia yra, kada šeimyna čia išvažiavo. Kaimynas sako, tu sako ir pavarai. Tai pasirodo, kad aš grįžtant iš to miestelio mane pavežė kaimynė, kaip kaimynė į mašiną
įlipau, aš prisimenu. Kaip aš nesikraušiau, tiesiog išlipau, nuėjau iki kaimyno, kaip ten pas kaimyną išgėrėm puslitrį, kaip aš grįžau namo, kaip aš smigau, kaip mane rado mano brangiausiai su dukra visiškai be pulso. To, aišku, aš neprisimenu. Tai tiesiog mano dukra mane rado tėtį teoriškai, bet nepraktiškai. Tai buvo labai skaudu. Tai buvo 2 savaitės iki mano gimtadienio. Ir prisiskambinau šeimai tik tai gal po savaitės ir su žinia, kad atvažiuos visi manęs pasveikinti su gimtadieniu. Aišku, laukiau. Visi tai reiškia mano gyvenimo draugė brangiausia, dukra, sūnus, visi brangiausi žmonės. Šeštadienį sulaukiau visų, pasveikino mane ir įteikė man tortą su žinia, kad aš važiuoju į mirties švyturį, nes daugiau nebegaliu. Vienu metu, kai jau kaimo bendruomenė, vienas iš žmonių, kuriuos man irgi teko pavesti, ne vieną, beveik visus turbūt. Aš ten atsiprašinėjau dėl kažkokio ten įvykio, kažką padariau, ne iki galo išpildžiau, žodžiu, pavedžiau, sakiau, aš atsiprašau. Sakau, taip buvau prigėręs, aš atsiprašau, taip gavosi. Bet sako, čia ne tai, čia neatsiprašyti, tau sako, reikia gydytis. Ir aš tada sutikau, ir aš tada supratau, taip man reikia gydytis ir sako, tai va čia yra tokių visokių programų, galima pas vienuolius, man tai labai gerai skambėjo, kad galima pas vienuolius. Klausiu, kiek tai laiko, ten sako mėnesiais. Galvo mėnesiais. Šitą man buvo sunku suprasti. Iš karto nepriėmiau, kaip aš čia dabar mėnesiais pasitrauksiu iš gyvenimo, kaimo, kokie dar mėnesiai. Ir dar perklausiu, ar tikrai mėnesiais? Taip, sako, ten mėnesiais. Ir tai man buvo sunku suprasti, nes kaip galima mėnesiais. Man sakau, kad ten... Tai iš karto to nepriėmiau. Aš tai sakau, jo, gerai, aš sakau, pagalvosiu. Nors aš žinau atsakymą, kad aš pagalvosiu, kad aš nenoriu mėnesiais. Ir atmečiau tą... Sakau, taip, aš pagalvosiu, bet tiesiog, kad atsimuidinčiau, sakykime, taip. Ir to nepriėmiau. Ir kai man įteikė tą dovaną, tiek sūnus pasakė, kad jeigu tu gersi, sakau, viskas, aš tu nebendrausiu. Ir jau buvo tikras tas arba. Ir aš tada supratau, kad tikrai aš turiu rinktis, ar aš tikrai noriu toliau gerti. Tai jau tiesiog taikymu, aš iš dabartinės perspektyvos žinau, kad tai būtų kelias į kokio nors prie konteinerio, arba į griovį ir tenais likti, arba iš tikrųjų kabintis. Aš pasirinkau vis tik tai kabintis. Važiuojant, išgirdus, kad tai bus metai, aš suklusau, aišku, buvo metai. Aišku, vidus priešinosi. Vidus priešinosi, kad, nuvažiuosiu, čia maždaug pabūsiu mėnesį, truputį gal antrą, tada aš tikrai žinau, kad aš ten persisuksiu ir man pasiseks viską padaryti per 2 mėnesius. Tai toks buvo vidinis, galbūt maištas, bet jau važiuojant buvo nerimas, kaip man reikės. Nerimas, kaip aš paliksiu katinukus, paliksiu ten, ko aš nepabaigęs, kaip daryti, bet galiausiai atvažiavus, 1, 2 savaitė, mėnesis, 1, 2, 3, aš supratau, kokioj gilioj duobėje aš buvau, kaip stipriai ta liga, kokia jinai stipri ir kaip labai stipriai reikia dirbti. Tai tas mėnesiai man pradėjo nebeskambėti, kad tai yra labai daug, tai yra liga labai stipri, kad ją reikia gydyti ir kad yra stiprus darbas. Ir tas stiprus darbas vienas bandžiau mesti 100 kartų. Sau sakydavau, viskas. Sau sakydavau daug kartų. Ir daug kartų nepavyko. Tikrai nepavyko nei karto. Tai čia labai stipri liga ir labai reikia daug darbo, kai iš jos išlipti. Aš esu nuo sausio 18 mano buvo gimtadienis, aš sausio 20 buvau reabilitacijos centre. Tai 10 mėnesių, tas 10 mėnesių man neprailgo. Aišku, pirmi mėnesiai, pirmos tos savaitės buvo sunkios tuo, kad galvodavau, kaip ten tas kaimas, kaip šeima, kaip ten tie katinukai, šiltnamiai, ten dar kažkas, bet
Tai iš dabar aš suprantu, kad tai buvo tiesiog mano lygos, mano alkoholizmo kvietimas manęs išeiti vėl vartoti. Ir tai reikėjo kovoti su savim, suprantant, kaip reikia įveikti tą alkoholizmą. Tie mėnesiai, 10, 12, 14, kiek jų ten bus, man reikia, kad aš juos prieičiau, kad aš būčiau tvirtas išeinant iš centro, baigus programą. Tiesiog netgi gal akcentuosiu, kad baigus programą, nes daug čia yra dalykų, kad aš išeinu stiprus, išeinu žinantis, kad aš esu Egidijus, taip, alkoholikas, nes tai yra visam gyvenimui. Kad aš žinau, jaučiuosi stiprus, savo pasakydamas, kad aš negersiu, nors taip aš alkoholikas, aš kovoju su liga, bet aš žinau mechanizmus savyje, kaip aš galiu nevartoti, gyventi blaiviai. Pirmos savaitės buvo globėjas, kur su taisyklėmis supažino, kad pakankamai griežta dienotvarkė. Ir perėjus į pirmą fazę prasidėjo konsultacijos su psichologais, aišku, ir tam bandomajam, su vienu psichologu, su kitu, su trečiu ir su darbuotojais. Tos į savo istorijos pasakojimai, aš įsimtiliu ir kiek sakydavau, aš alkoholikas Egidijus, tai tam vartojimo periodu tai būdavo aš alkoholikas, sakydavau su kaimynu ar su draugu, kuris užvažiuodavo, sakydavau alkoholikė, bet aš alkoholikas tai gavo prasme. Tai kad aš alkoholikas ir žinau dėl ko. Tai vat tie psichologai toje programoje uždavinėjai, tikslai, kuris reikia siekti, konsultacijos, paskaitų skaitimai, klausimai, davė supratimo, kas tas yra alkoholizmas, kas su manim vyksta, reikia eiti toliau. Aišku, skauda, bet čia yra ta vieta, kur galiu ir gauti pagalbos iš psichologų, tiek informacija, tiek patarimais, tiek literatūra, kuri padeda. Patarimas tiems, kas esat kažkokioj, vadinkim, jau kai manot, kad negebat kontroliuoti, negebat patys mesti, sakyti, aš negeriu, bet vis tiek tai darau, nesąmoningai, bet vis tiek aš išgeriu. Jeigu taip įvyksta, tai klausykit patarimų iš artimųjų. Nors ir atrodys baisu, neramu, busit nepatenkinti, eikit ir darykit, ką jums sako, eikit ir gydykitės, nes patys jūs tikrai to nepadarysit. Aš bandžiau daug kartų, man daug kartų nepavyko. Ir mačiau, kaip nepavyko daug kartų kitiems vyrams, kitiems žmonėms, kur aš pats žinau, aš moku, aš jau einu, būna praėję 2, 3 ar 4 savaitės. Žmogus galvoja, bet tai apgaulė pačios ligos ir jisai gaunam žinių, kad tai atsitiko jau girtas 2 ar 3 dieną. Tai jeigu jūs galvojate, kad jūs patys galite, netikėkit to, jūs tikrai to negalėsit padaryti patys. Baigus centrą, baigus programą, tai visų pirma, lauks nelengvas darbas eiti, atsiprašyti visų tų, kur prišiukštinau, įskaudinau. Atvirai reikės pasakyti, tai aišku bus skaudus, aš žinau, aš alkoholikas, aš žinau, kad man bus sunku ir aš su to dirbsiu, bet žinau, kaip tai veikia. Aš esu stiprus, pasipriešinti tai ligai, aš esu stiprus ją valdyti tą lygą, jai priešintis, žinau, kaip tai daryti ir jeigu jūs man sutinkate padėti, galim žiūrėti, ką turime toliau. Bet tas irgi bus, kad reikės daug atsiprašyti, daug prisipažinti, kad pavyzdžiui, aš, ten, kur jūs kažko nerado, tai buvau aš. Arba aš, jeigu prisimeni tą kažkokią laikai ant manęs nuoskaudą, tai aš atsiprašau. Tų atsiprašymų yra nemažai, reikės ištraukti iš savęs, iš tas slėptas, bandyti pamiršti nuoskaudas, jas reikės ištraukti, jas padėti ant stalo. O su šeima, tai ateisiu ir sakysiu, štai aš, ar priimate mane?